Rudolfas. Rudolfas, nes jis su raudona nosimi kaip aš ir... Marteisijus, Marteisijus ir Mauricijus. O kiek yra? Yra 12. Nu, visus. Rudolfas, Šmatas, Karpis, Migėlis, Slaveičikas, Gurklys, Juozas, Greta, Agnė, Alfonsas, Jasmine Beat ir Eminemas. Studentų eglutė, aš manau, kad turėtų būti papuošta labai dažnai studentų naudojamais, dėja nelegaliais dalykais, tai yra studentų paruoštukėmis. Labai norėčiau pamatyti tokią eglutę savo universitete. Ką aš darau, kad eglutė apkabinti jums alos buteliais? Studentiška kalėdinė eglutė su daug meškiukų ir daug visokių žaislų. Iš alos butelių. Savo bent jau įsivaizduoju, kad ant jos būtų labai daug saldumynų, šokoladinių saldainių ir visokių kitokių saldumynų. Dirbti neturėtų būti studentiška, kad užtektų daug metų. Ta prasme, ekonomiškai, kad apkarsyta saldainių popierėliais. Aišku, saldainių nebėra, nes studentas jau suvalgė jos. Studentiška kalėdinė eglutė, tai va, turim žiūrėti, kaip atrodo studentiška kalėdinė eglutė. Stebuklais netikiu, bet norėčiau, kad viskas baigtųsi labai gerai ir turiu tokią vieną svajonę, kurią norėčiau išpildyti per sesiją, tiesiog, kad jinai neateitų. Aš manau, kad ta sesija jums bus irgi džiaugsminga. Manau, kad įsitempti per daug nereikia. Aišku, reikia gebėti derinti to studentiško gyvenimo nepakartojimą džiaugsmą. Ir dar vieną savybę turėti darbštumą. Gabumų ne vienam netrūksta. Trūksta šiek tiek darbštumo reikia. To darbštumo šiek tiek reikia, tai padaryti problemą reikia. Tad šiek tiek norėčiau gal to darbštumo palinkėti. Daug geros nuotaikos, raudonos spalvos. Tikėjimų vienas kitu. Kalėdų metu per kūčias jų stalas būtų nestudentiškas, ne vien tik bulvės ir makaronai ir dešrelės, o būtų daug skanesnio maisto. Studentam išlaikyti gerai sesiją. Aišku, sveikatos ir kūrybinės nuotaikos. Įskaitom ir paliokimom tai kuo geresnių balų, bet kadangi tai bus iki pačių kalėdų, tai turbūt geriau būtų palinkėti gerų egzaminų balų, kurie bus po kalėdų. Tai iš tikrųjų gerų mokslų norėčiau palinkėti, sveikatos dar pas studentus manau pakankamai, tai pagrindė, kad visos svajonės būtų išsipildžiusios susijusios su mokslu. Aš manyčiau, kad džiaugtis gyvenimo reikėtų palinkėti. Gerą progą pagalvoti, koks tavo gyvenimas, koks esi ir šiek tiek pajusti, kad esi reikalingas kažkam. Vieni kitiems būti reikalingiems, pajusti tą bendrumo džiaugsmą ir pasidžiaugti. Tai geras metas, pats geriausias metas, tą pajusti.